Vieną kartą visi gyvūnai buvo prie jūros. Nežinau, ar atsimenat vaikai tą istoriją, bet kai visi patraukė namo atgal į savo mišką, ten liko 3 gyvūnai. 3 šeškai. Nes 3 šeškai nenorėjo namo. Barboros sako, visiems namo? Ne. Mes sako, mažiausias šeškas. Mes pasiliekam. Ir jo 2 broliai sako, mes pasiliekam, mes, aš sutinku, visiškai pasiliekam. Niekas tų gyvūnų negirdėjo, nes niekas negalvojo patikėti, kad kažkokie gyvūnai nuspręs nevažiuoti ir liks mieste. Na, teisingiau pajūryje. O miestas buvo visai netoli. Kai visi gyvūnai patraukė, tie 3 šeškai užsikapstė smėlyje, kyšojo tik uodegos galiukai. Tokie pukotukai kyšojo ir jie sako, išsirausė urvelį, sukišo galvos, snukius, kūnelius, bet ne uodegas. Ir sako viens kitam, palauksim, kol visi gyvūnai išeis, kad mūsų neišsineštų kartu. O mes jau kaip nors grįšim patys. O kodėl čia mes liekam, sako vienas. Kitas sako, nebūk kvailas, mes mieste, o mieste gamina saldainius. Eisim į saldainių fabriką. Iš kur tu tai ištraukiai? Aš užuodžiu. Užuodžiu. Tu užuodži ne saldainių fabriką, tu užuodži kažkokią bobutę pro šalį, kur praėjo prisikvepinusi. Tu jau mane pasakok, aš žinau, kaip kvepia saldainiai, pasakojo vyriausias šeškas. Čia tikrai kažkur netoli yra saldainių fabrikas. Na, broliai nusprendė paklausyti vyriausiojo brolio ir nusprendė, kad šį kartą jie eis į saldainių medžioklę. Vyriausiajam net seilės tyso, nes kažkada tai rado atkastos saldainį miške, numesta kažkokio turisto ir tuo saldainiu jisai mito 3 savaitės, vis palaižydamas ir vėl įkišdamas į kišenę, vėl palaižydamas, vėl įkišdamas. Jam buvo taip skanu ir visi galvodavo, kas čia iš burnos pas jį per kvapas. O ten buvo gryno šokolado kvapas, pastoviai kvepėdavo tuo skanieku. Taigi šeškai guli savo urvelę pasislėpę, tik uodegos makaluoja. Staiga pribėga šuo. Kažkas tai į pajūrį atėjo ir atsivedė savo šunį. Šuo bėgiojo, striksėjo, o žiūri šuo, koks kailiuko gabaliukas. Krimsti tą kailiuko gabaliuką. O šeškas, ten buvo vidurinis šeškas, kad persigando, kad pirstelėjo. Tokia smarvė šuniui kaip prūpti akis, šuo prisimerkė, atrodė kaip siaurakis koks. Šuo susirėtė iš smarvės. Šeimininkas greit pribėgo, sako, kas tau yra? Šuo atsisuko ir sukosėjo. Iš snukio pasklido šeško smarvė tiesiai šeimininko. Šeimininkas, o kokią bjaurastį tu čia suėdei? Šeimininkas tai nematė, kad čia šeškai užbesdėjo. Žiūri, 3 kailiukai kyšo, uodegos 3. O siaubas, ateik čia bimai, timtelėjusi šunį už pavadžio. Bjauris tu čia radai. Paėmė su koja ir užkapsė tas 3 uodegas šeškam. Vienas šeškas sako, man atrodo, kažkas iš mūsų pabesdėjo. Aišku, kažkas pabesdėjo, nes man į uodegą įkando, tarė vidurinis šeškas. Tai, bet palauk, o kas čia dabar vyksta? Klausė jauniausias šeškas. Man atrodo, mus bando užkasti. Užkasti bando. Ir kol tas su koja ten užkasinėjo jų uodegas, vyriausias šeškas sako, šito nebus, mūsų nieks neužkas. Šoko ant 2 kojų, išniro visas iš urvo ir atstatė ledinėlės mūšiui, kaip koks boksininkas. Ir sako, garsiai suklykia. Žmogus net pašoko, o siaubas, sako, pasiutęs šeškas kažkoks tai. Atšoko, šuo norėjo pulti tą šešką, bet jam taip griaužė akis nuo tos smarvės, kad jisai sugebėjo tik mirksėti ir per miglą matė, koks čia vyksta košmaras. Na, nepavyko jam užpulti šeško, nes šeimininkas bėgdamas nusitempė už pavadžio. Ir sako, ateik, bimai, greičiau, pasiutė šeškai kažkokie paplūdimyje. Na, vyriausias šeškas staiga šūktelėjo mažiausiasiems savo, kurie dar buvo urvelėje po žemę pusiau pasislėpę. Lįskit laukan, kariai, mes laimėjom, pirmas mūšis nugalėtas. Toliau traukiam saldainių fabriko link. Ir visi patraukė. Bėgiojo į šeškai ant savo mažų kojyčių, greitai bėgo tarp krūmų, tarp lapų, per medžius, per šakas, kol galiausiai pribėgo autobusą. Vienas sako,
Žinau, tikrai mačiau, kas čia per daiktas, jisai veža daug žmonių. Manau, mums reikia į jį įlysti ir važiuoti, nes matau, jisai važiuoja iš ten į ten, aiškino vyresnysis šeškas. Gerai, o kur lysim, klausė mažiausias. Surasime urvą ir įlysim, sakė vidurinysis. Apibėgo apie ką tik atvažiavusi autobusai, kurį po biškį lipo žmonės, ir sako, va, žiūrėk, kokia nuostabi juoda skylė. Nes gale jie rado išmetamų dūmų vamzdį. Vienas šeškas jau lys, sako, bet čia eina kažkokie tai dūmai, akis griaužia. Lys tik nešnekėjęs, čia nesąmonių. Greitai įstūmė tą mažiausiai šešką, pats įlindo ir dar kitas įlindo. Eina jie to vamzdžiu ir ten toksai kažkoks išplatėjimas, atsisėdo jo šonuose, o ten dūmai eina iš variklio per tą vamzdį. Vienas sako, man kažkaip čia galvas svaigsta. Kitas sako, nu tikrai toli čia nenuvažiuosim. Mažiausias sako, bet tai kur mes įlindom, ar jūs bent įsivaizduojate, kas čia per smarvė? Man, aš jau vos begaliu žiūrėti, jau akis mano raudonos. Aš tai tavęs nematau, pasakė vyresnysis. Čia taip tamsu. Tuo metu autobuso durys užsidarė ir autobuso vairuotojas paspaudė greičio pedalą. Kai tik paspaudė, kai padavė dūmų per vamzdį, šeškai kaip kulkos iš vamzdžio, išlėkė. Čia dabar kas, sušaukė vyresnysis skrisdamas tolyn, iš paskos jaunesnėlis ir dar vienas. Jos kaip iš vamzdžio iššovė. Visi trys šeškai, juodi ir raudonom akim, sėdi prie kelkraščio ir sako, kur dabar mes eisim? Kur tas saldainių fabrikas? Nieko nebeužuodžiu, pasakė vyresnysis. Man taip užgriaužė nosį, kad nebežinau, ką daryti. Na, aš manau, kad kaip tu pradžiai rodai va tenai, ten ir eisim. Šeškai nusprendė eiti tenai, bet tos mažos kojytės buvo tokios mažos, kad jie labai lėtai judėjo. Mums reikia gandro, pasakė vyresnysis. Gandro, kur tu vidury miške rasi gandrą? Įman pelėdą, pasakė jaunesnysis. Tu gal kvaištelėjai? Pelėdos gaudo šeškus, ką nežinojai? Na, mūsų pelėda negaudo. Mūsų negaudo. Nes mūsų ir taip yra riebi ir prisprogosi visokių varlių. Varlių? Mūsų varlės gaudo? Nežinau, ką jinai ėda, bet tai yra gerai pririebinta. Manau, kad ją, jeigu lisijonas vaišina lašiniais. Ko jinai tokia riebi tada? Nežinau, pasakė jaunėlis, bet tikrai jinai visai niekada manęs nėra gaudžiusi, aš kažkaip prie jos visai saugiai jaučiuosi. Na, nežinau, ką jūs, broliai, galvojat, bet mums reikia susirasti transportą. Kaip mes nukeliausim? Aš norėčiau, kad mūsų kas nuskraidintų, bet jei nenuskraidintų, mes važiuosim. Ir staiga pamatė ant suoliuko, buvo atsisėdęs žmogus ir buvo pradaryta jo kuprinė. Šalia suoliuko buvo pastatytas dviratis, su kuriuo tas žmogus atvažiavęs buvo. Jisai tuo metu valgė sumuštinius ir gėrė karštą arbatą. Aš turiu planą, pasakė vyresnysis. Matot kuprinę? Matot, jisai turi dviratį, su kuriuo jisai važiuos į miestą? Taip tarės šeškai ir sulindo į tą kuprinę. Tas žmogelis pavalgęs, susidėjo viską, likučius susidėjo į kuprinę, užsidėjo kuprinę ant pečių ir pasuko miesto link. Važiuoja šeškai purtosi tenai, vienas sako, man negera, kitas, aš tai alkanas, o trečias sako, patylėkit, toj būsim saldainių fabrike, galėsit prisprog saldainių taip, kad pažaliuosit. Vienas tas pirmasis sako, labai noriu gerti, kitas sako, žiūrėk, manau, kad mes pasikuisim po čia šitos daiktus, kurie čia kuprinėje yra. Ir pradėjo raustis, pradėjo kuistis, raustis, rado tai megztinis, tai žiūrėk, kas čia? Vienas pasakė, paėmęs kažkokį cilindrinį vamzdelį, nuėmė dangtelį, pasuko, o ten išlindo kažkas raudono. Tai buvo lūpdažis. Žiūrėk, kask šitą, sakė tam jaunesnėliui. Jaunesnėlis pavostė, kvepia skaniai. Am! Ir per tarp dantų ir per nosį išlindo lūpdažis jam, kaip kokią košę. Besispjaudamas apspjaudė ir kitą brolį. Vyresnėlis sako, ką jūs čia darot, nes buvo nusisukęs, atsisuka, žiūri. Vienas visų raudonų snukių, o kitas raudonais taškais. Jetau, kas jum pasidarė? Man jisai davė va šitą paragauti. Ir rodo jisai likusius raudono lūpdažio gabaliukus ant letenų. Kas čia per baisybė? Pasakė vyresnysis. Ką tu jam čia davei? Nežinau, pavosti, kvepia braškiam. Tas pavostė, tikrai kvepia braškiam. Palaižė. Kažkoks tai rieblas čia. Ufu!
dabar aš išsitepiau. Pradėjo trintis nuo liežuvio, valyti su letinom, išsiteplio ir letinas, ir lūpas. Sėdi 3 šeškai, raudonom dažytom lūpom ir snukiais. Vienas pasižiūri į kitą, jokingai sako, atrodai, kaip kokių, nežinau, kad tu čia prisėdęs raudono kažką, tu irgi ne ką geriau, o tu taškais išbertas raudonais. Jie taip besišnekučiuodami, visai užsimiršo, kad šalia yra termosas su karšta arbata. Bet netrukus jaunesėlis sako, gerai klausykit, man alkis nepradingo, bet aš dar gert labai noriu. Na, rauskimės toliau. Ir vienas šeškas pradėjo uostyti, kur čia tas termosas, ten čia kvepia kažkom labai skaniam žolelėm. Pradėjo jisai tą dangtelį sukinėjo ir tik tai pokšt nukrito dangtis, kur buvo viršutinis, bet buvo dar vienas vidinis dangtis, kuris laikė arbatą. Kas čia? Padėkit man! Sušūktelė vidutinysis brolis, besukinėdamas tą dangtį. Tie du prišoko, suko ir tik tai pasipylė arbata. Karšta arbata, vienam per letinas, kitam per uodegą, kitam per nugarą. Šeškai pradėjo klikti, nes tokio karščio dar nėra niekada pajutę. Pradėjo šokinėti po kuprinę cypti. Per kuprinę ta karšta arbata prasisunkė ir užbėgo dviratininkui tiesiai ant užpakalio. Dviratininkas nušoko nuo dviračio, rėkaudamas, klikaudamas, nusimetė kuprinę, galvoja, po galais išsipylė arbata, tokia karšta arbata, ai, kaip man nudegino nugarą ir užpakalį. Ai, besitrindamas nugarą, griebė kuprinę, atidaro, o ten klykiantis 3 raudonais snukiais, šeškai. Iš kuprinės iššoko kaip kulkos. Net prisėdo dviratininkas, šitokio dalyko dar nematęs. Kas čia vyko kupriniai? Nesuprato nei kas čia per gyvūnai, nei kas su ta arbata atsitiko. Sėdėjo dar kokį pusvalandį mąstydamas. Na, o šeškai skuodė kiek tik galėjo. Bet jau buvo vidury miesto. Staiga vienas sustojo, ir kitas sustojo, ir trečias sustojo. Susižvalgė. Vyresnysis sako, brolyčiai, mes jau mieste. O aplinkui žmonės, mašinos, visi, tie stovi sustingę. O visi važiuoja, visi vaikšto, eina. Greičiau susirinkime krūvą, šūktelėjo mažiausias. Visi susirinko greitai krūvą į vieną didelį pūkuotą kailį, susisuko uodegom užsidengę snukius. Ką darysim? Paklausė vyriausiojo. Taip, manau, eisim ieškoti saldainių fabriko. Kur tau eisim? Sako vidurinysis. Žiūrėk, ar matai, koksai saldainis ten pavaizduotas? Pamatė toli didelę saldainio reklamą. Ten ir buvo saldainių fabrikas. Taip, mažasis šūktelėjo. Tai saldainiai. O kas tai yra saldainiai? Tas nebuvo niekada ragavęs saldainio. Vyresnysis sako, tas, kuris šokoladą tada griaužia rastą. Saldainiai, tai yra gyvenimo palaima. Taip, vidurinysis sakė, tokia palaima, kad nuo kurios dantis genda. Nu tai nereikia čiulpti saldainio visą naktį. Saldainio atsikandai biškutį. Ir gerai, tau linksma vėl biškutį atsikandai. Tu jau man nepasakok, saldainio pririjus labai skauda pilvą, šūktelėjo vidutinis. Baikit ginčyti, sako mažasis. Eime ieškoti tų saldainių, aš labai noriu pabandyti. Šeškai susirinko į krūvą, pradėjo eiti. Ir vienas žmogus pamatė, pradėjo klykti, sako, žiūrke. Mažiausias šeškas sako, aš ne žiūrke, šeškas. Fu, žiūrke, kažkas pribėgo sušluota, paukšt vidurinis šeška. Fu, žiūrkės, kokios mes žiūrkės, sušuko vidurinysis brolis. Aš šeškas. Bet žiūri, kad žmonės juos visai šokinėja, gaudo, bijo, jie greitai pasislėpė po vienu pastatu. Ten buvo tokia skylė po pastatu įlysti į rūsį. Įlindo ir sako, klausykit, brolyčiai, nieko nebus. Manau, reikia apsimesti katinų. Kuo tokiu? Katinų. Aš mačiau, yra daug katinų šitam mieste. O mes, jeigu apsimesim tokiu, tai bus viskas labai gerai. Gerai, taip tarė ir padarė. Šeškai paėmė, susikabino rankom, į letenėlės pasėmė pagaliukus, kad aukštesnė būtų, galvas suglaudė, uodegą susuko į vieną ir atrodė kaip toks labai kvailai atrodantis kažkoks plokščias katinas, tokia labai kvaila galva. Bet jeigu greitai juda, tai nesuprasi,
katinas, ne katinas, bent jau dydis tikrai panašus buvo į katino. Išbėgo į sklepo ir bėgom jie su tais pagaliukais. Bėgo, žmonėm tarp kojų, žmogus sako, oi, atsargiai, kas čia per katinas? Tie katinai laukiniai pastoviai, bėgioja čia, reikia juos gaudyti, šūkaliojo žmonės. Yra įvairių žmonių, vieni mėgsta gyvūnėlius, kiti nemėgsta. Vieni galvoja, kad jie nešvarūs ir purvini, o kiti galvoja, kad jie mėly ir faini. Taip, kad yra labai įvairių nuomonių tarp žmonių. Ypač žmonės labai keistai reaguoja į laukinius gyvūnus. Daugelis labai prisibijo, kad jie neužneštų kokių ligų. Na, o mūsų šeškai susikibė bėgo ir pribėgo. Pribėgo didelę tvorą. Išsiskirstę, susėdo visi trys, žiūri tvorą. Ir tik tai girdi už nugaros balsas. Tai kas čia dabar vyksta? Tai kokias čia nesąmonės išdarinėjate mano rajone? Atsisuka ir prie pat jų didžiulis ryžo katino snukis. O ūsų ilgumas, o ūsų smailumas, kiekvienam šeškui įsirėmė į nosį po smailą ūsą ir nusišypsojo katinas. Šeškai persigandė, nežinojo, ką daryti. Ar bėgti, ar bezdėti, ar kovoti, ar pasiduoti. Jauniausias šeškiukas nebuvo matęs tokio didelio ryžo katino. Staigiai paėmė jam už to ūso ir sako, tu gyvūne, kas tu bebūtum, mes tau siūlom sandorį. Kokį sandorį? Pašnibždėjo per pusę lūpos vidurinis šeškas. Ką tu jam gali pasiūlyti? Siūlom tau sandorį, nori saldainį. Saldainį, atsisėdo katinas. Taip, saldainį. Su žuvimi? Su žuvimi, pasakė mažas šeškas, nelabai suvokdamas, kad nebūna saldainį su žuvimi. Ir su kumpiu, pridūrė vidurinis. Ir su dešrele, pasakė vyresnysis, nes pamatė, kaip katino akys sublizgėjo. Su dešrele saldainių, pasakė ryžas katinas. Įdomu, o kodėl man jumis nepapietavus? Baik tu, ką tu su mumis čia papietausi? Mes tik tai smirdam ir galim tau užbezdėti taip, kad maža nepasirodys. Šūktelėjo mažiausias. Bet dešrelė kaip skaniai kvepia, bandė įkalbinėti vyriausias šeškas. Ir kumpis, pasakė vidurinis. O ką jau kalbėti apie žuvytės skonį, šnektelė vėl jauniausias. Gerai, aš klausau jūsų sąlygų ir ko jūs norite mainais, kad aš jūs paleisčiau? Ir jūs man atgabensite dešrelę, kumpį ir žuvį? Nenustygo katinas. Mums reikia patekti į tą pastatą, šūktelėjo vyriausias šeškas. Bet mes nežinome kaip. Katinas pamastė ir sako, sekite paskui mane. Tai buvo katinas Murzylius. Jisai žinojo visą šitą rajoną, jis čia viską išlandžius ir su visais katinais jau prisimušęs. Ir ausis pradreksta ir pastoviai vaikščiojo su fingalu po akim ir buvo nusilaužęs uodegos galiuką, kai vieną kartą nespėjo prabėgti per kelią. Bet viskas baigėsi labai laimingai. Buvo katinas veteranas. Taigi, prabėgę pro tvoros plyšį, kuris buvo po žeme ties lazdyno krūmų, šeškai pateko į vidų. Kartu su katinu. Šeškai atsisuko ir sako, gerai, mes jau dabar patys. Ne, šeškai, aš su jumis. Katinas neatlyžo. O tu nenori, mes tau atnešim. Aš jums atnešiu, sako katinas. Ką, aš toksai durnas, kad jūs paleisiu ir jūs man tikroji atnešit, ką mes sutarėm. Mato šeškai, kad neina atsikratyti katino. Gerai, eime kartu visi. Bet jeigu tenai nebus žuvytės, nebus dešrelės ir nebus kumpiuko, tai būsi vienas, tu būsi mano žuvytė, o kitas dešrelė, o kitas kumpiukas, pasakė katinas. Katino būta tokio gana pikto, tikrai nedraugiškas. Mažiausias šeškas pasišiaušė ir sako tyliai kitam šeškui, nelabai šiuo pasitikiu. Kaip bebūtų, mes traukiam į saldainių fabriką. Staiga pribėgę prie sienos, šeškai
Suderimo, kaip dabar patekti į vidų. Pamatė atviras langas, bet 4 aukšte. Aha, žiūrėk, sako katinė, tu mums turi padėti tenai užlipti. Klausau jūsų, ponai, ir kaip aš jums turiu padėti? Jūs man skoloje, tai jūs gal man turėtumėt padėti. Nu, baig dabar mūsų čia spausti. Žiūrėk. Padėjo vienas šeškas lentą, per vidurį padėjo akmenį. Ta lenta ant to akmenio kaip kokia supynė. Sako katinui šeškas, žiūrėk, aš užlipu čia, o tu užšoki čia. Ir mane ta supynė išmeta į viršų. Pabandykim. Taip ir padarė. Katinas užšoko, bet šeškas labai neaukštai pakilo. Stipriau užšok. Katinas iš aukščiau užšoko. Šeškas jau pusiaukeliai, bet nedaskrido. Tu, katinė, tu gali šokti nuo to krūmo, parodė aukšto lazdyno krūmo. Galiu, šūktelėjo katinas, užsilipo ant lazdyno krūmo ir nušoko tiesiai ant tos lentos. Kaip spriegė šeškas, šeškas pakilo, įsikibo į lango rėmą ir prasmuko. Greičiau iškišęs snukutį šaukė kitiems šeškam. Katinas dar 2 kartus užšoko ant tos lentos, dametė vyresnėlį brolį ir dametė mažiausiai brolį. Katinė, lauk mūsų ten, mes išlysim su grobiu, šūktelėjo mažiausias brolis. Kur tu? Jam tyliai šnipždėlėjo vyriausias brolis. Kur tu čia šneki nesąmonės, su kokiu grobiu išlysim? Kur mes tau gausim saldainių fabrike kumpio ar žuvies? Nežinau, bet reikia sąžiningai reikalus reikia tvarkyti, pasakė mažiausias. Ir patraukė ieškoti jie. O kas ten daro šokolado fabrike? Kiek visokių cukrų, kiek visokių kvapų. Vaikščiojo jie tenai nuo vieno vamzdžio iki kito, nuo vieno bliūdo iki kito. Prisilaižė saldumynų visokių, prisilaižęs nukritusių saldainių. Guli 3 šeškai. Už 3 valandų prisprogė 3 kilogramus saldainių visokių liekanų, nuograužų. Bloga ir pykina, ir pilvas skauda. Sako jaunėlis, tie tavo saldainiai išsvajoti, taip skaniai valgys, bet ko tai man dabar labai negera. Palauk, sako vyresnysis. Čia ką valgy, tai čia tik dabar prisprogai. Pažiūrėk, aš kišenės prisikišau, pamatysi miške, saldainiai bus aukso vertės. Vidurinysis sako, nežinau, ar tikėt vyriausių brolių, bet aš irgi prisikišau kišenės. Va ir tu imk. Pastūmė jam 3 saldainius vidurinysis brolis jaunėliui. Įsikišk į kišenę, žinok, pravers, pamatysi, miške nieks į saldainius nespjauna, o ypač meška Barbora, tai oho, tu ją tik duok saldainį. Taip šeškai susitarė ir jau bandys kiūtint laukant iš saldainių fabriko. Staiga jaunėlis sako, bet tai katinas. Pribėgo prie langų, žiūri, tikrai sėdi katinas. Sėdi katinas ir su akmeniuku dildina nagus. Čiuku, 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 čiuku kitą nagą ir dainuoja dainelę. Jei man šeškas neatneš skanėsto, šešką griaušiu kaip kokį skanėstą. Pirma tą didžiausią, o paskui mažiausią, o paskui vidurinėlį kartu su kečupu. Šeškam šiurpas per nugarą. Gerai, sakai, o ką dabar darysim? Žiūrėk, pasakė vienas. Aš sugalvojau, pribėgo prie to vamzdžio, iš kurio bėgo šokoladas. Imkim šokoladą ir nulipdykim jam dešrelę. Taip ir padarė, nulipdė šokolado dešrelę. Pribėgo prie kito, kur bėgo želatino, tokie guminukai. Nulipdykim iš šito kumpį. Nulipdė iš jo kumpį. Pribėgo prie kito, iš kurio bėgo pasta kažkokia tai saldi, kažkoks lajus. Iš to nulipdė žuvį baltą. Tada pribėgo prie lango ir sako, katinai, Murzycijo, kaip tu ten vadiniesi, žiūrėk, mes tau turim viską, ką pažadėjom. Ir parodė pro langą. Mesk čia, šūktelėjo katinas. Nemėsim, mes išeisim, tau paduosim. Gerai, kur išeisit? Išeisim pro tą patį langą, tu mus nuleisi ir mes tau paduosim.
Kokia šią nesąmonę šneki, sako vyresnysis brolis, mes pro tą patį langą nelysim. O jeigu katinas pamatys, kas čia, taigi bus mums visiems girdikšt. Susimastė vidurinysis. Mes turime pabėgti per, aš žinau kur, pasakė. Mes turime pabėgti per, einam iš paskos. Ir nuvedė tas šeškas juos visus į vonę. Kas čia? Kas čia per kambarys? Šeškai tai nežino, kas yra tualetas ir vonė. Tas šeškas paėmė, vyriausias čia buvo šeškas, nuėmė groteles nuo grindų, o tenai vamzdis. Pilnas vandens. Štai čia, pamatysite, mes čia išplauksime. O tai, tu nori lysti šitą vamzdį? Taip, mes lysim šitą vamzdį. Žiūrėk, ką darom. Metam pro langą į skirtingas pusės katinui. Dešrelę šokoladinę, žuvį ir šitą netikrą kumpį. Kol katinas jas visas pribėgs ir apžiūrės, mes jau būsim pabėgę, mūsų pėdos jau bus ataušusios. Kaip tarė, tai padarė. Pribėgo prie lango ir sako, katinai, mes apsigalvojom, metam tavo skanėstus. Ir išmetė viens į kairę, kitas tiesiai, trečias į dešinę. Visi trys skaniekai nukrito už tvoros. Katinas buvo apypiktis. Pasiutelė jūs ir išbėgo jų visų ieškoti. Kadangi jisai išbėgo, ten reikėjo labai toliai aplinkui bėgti, kol jis apibėgo tą tvorą, tai katinas pradingo visai valandai. O šeškai pribėgo prie to vamzdžio. Vienas paėmė bliūdą su vandeniu, išpylė šonę šeškas ir sako, kartu su šito vandeniu ir mes neriam. Įkvėpkit daug oro ir neriam į tą vamzdį. Ir visi šeškai kaip kokios žuvis sunėrė. Iš bliūdo pribėgęs vanduo, sutekėjo visas į vamzdį ir su didelė srove patraukė šeškai per vamzdį. Tamsų vamzdyje, nekvėpuoja, viens kitam į uodegą įsikibę, bet bėga srovė didžiulė, lekia kažkur šeškai per vamzdį, į kairę, į dešinę, aukštyn, žemyn, kairėn, dešinėn. Trankės po visą vamzdyną, kol galiausiai iškrito į upę. Plium, 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 šeškai visi. Iššoko jaunėlis, iššoko vidurinėlis ir iššoko vyriausėlis. Šeškai susikybo ir parsyrė į krantą. Viskas, sako. Viskas, laikas mum dabar traukt namo. Ir šeškai nubėgo prie kelio, kur važiavo mašinos link jų miško. Šeškai puikiai gaudėsi, kurioje kryptyje yra jų miškas. Staiga pribėgo prie kelio, prie stotelės ir laukė, kol sustoks koks autobusas, kur galėtų įlysti jie į kokį lagaminą ar pas kažką į tašę. Taip ir padarė. Ten buvo daug žmonių ir viena teta sėdėjo, iš kurios tašės ten kišojo svogūnai. Sulindo visi trys šeškai tenai, o kišojo tik tai uodegytės. Teta paėmusi tašę, įlipo į autobusą, autobusas pajudėjo ir išvažiavo. Kurį laiką pravažiavus, teta paėmė pasitaisyti tašę, žiūri, kyšo iš tašės kažkokie tai kailiukai. Kas čia dabar galvoja? O ten buvo 3 šeškų uodegos. Paėmė timt vieną uodegą. Šeškas nesusiturėjo, kai pirstelėjo ir surėkė. Kiti šeškai buvo irgi užsnūdę, persigandę. Pirstelėjo ir tas, ir antras, ir trečias. Visam autobuse oras pažaliavo. Vairuotojas taigiai sustabdė autobusą, visi išlėkė bekosėdami. Vajetau, ką tu padarei, moteriškė, šūka vairuotojas. Aš nežinau, patraukiau kažkokį kailį iš savo tašės. Toliau kosėdama rėkavo moteriškė. Nieko autobuse nebuvo, išskyrus 3 šeškus išsigandusius ir daug žalio oro. Šeškai vaikai, kai ginas ar išsigąsta, gali pribezdėti tokios marvės, kad maža nepasirodys. Vyresnysis šeškas sako, jaučiu, mes netoli namų. Bėgam. Šeškai šoko per pravirą langą ir patraukė pievos link. Už savaitės jie šiaip ne taip, apšiušę, grįžo namo. Kaip manot, vaikai, ar dar liko tie saldainiai jų kišenėse? O čia, vaikai, jau kita istorija.